Lev Tolstoj gyvenimo kelias siela. Kas yra siela? Per ilgą amžių žmogus patiria nemažai permainų. Iš pradžių jis būna kūdikis, paskui vaikas, vėliau suaugęs žmogus, dar vėliau senis. Tačiau, kad ir kaip žmogus keičiasi, apie save jis visada sako aš. Ir tasai aš jame visada vienas ir tas pats. Tas pats aš slypi ir kūdikyje, ir vyre, ir senyje. Štai tasai nekintamas aš ir yra tai, ką mes vadiname siela. Jeigu žmogus mano, kad viskas, ką regi aplink save, visas bekraštis pasaulis yra iš tiesų toks, kokį jis mato, tai labai klysta. Visą materialią aplinką žmogus pažįsta tik todėl, kad turi būtent tokį regėjimą, klausą, uoslę. Jei šios juslės būtų kitokios ir visas pasaulis būtų kitoks. Todėl mes nežinome ir negalime žinoti, koks yra tasai materialusis pasaulis, kuriame gyvename. Tikrai ir visiškai mes pažįstame tik vieną dalyką – savo sielą. Aš yra dvasingas. Kai mes sakome aš, tai kalbame ne apie savo kūną, o apie tai, kuo tas kūnas gyvas. Kasgi yra tasai aš? Žodžiais mes negalime nusakyti, bet mes pažįstame tą aš geriau negu bet ką. Mes žinome, kad jeigu ne tasai mumise esantis aš, tai mes ničnieko nežinotume, niekas pasaulyje mums neegzistuotų ir mūsų pačių taip pat nebūtų. Mąstydamas, aš daug sunkiau suvokiu, kas yra mano kūnas, negu kas yra mano siela. Kūnas, kad ir artimas, bet vis dėlto yra svetimas, tik siela sava. Jeigu žmogus nesuvokia savo sielos, tai nereiškia, kad jos neturi, tai tik liudija, kad jis dar neišmoko suvokti jame esančios sielos. Kaip žvakė negali degti be ugnies, taip žmogus negali gyventi be dvasinės galios. Dvasia gyvena visuose žmonėse, bet ne visi žmonės tą žino. Džiaugsmingas gyvenimas to, kas tai žino, nelaimingas gyvenimas to, kas nežino. Pagal Rama Krišną. Siela ir daiktų pasaulis. Mes išmatavome žemę, saulę, žvaigždes, jūrų gylę, kasamės į gelmes ieškodami aukso, aptikome upes ir kalnus mėnulyje, surandame naujų žvaigždžių ir jas išmatuojame, užlyginame prarajas, gaminame sudėtingiausias mašinas, vos ne kasdien pasitaiko naujų išmonių. Ko tik mes nemokame,
ko tik nesugebame, bet vis tiek kažko paties svarbiausio stokojame, o ko mes ir patys nežinome. Mes panašus į mažą vaiką, jis jaučia, kad jam negera, o kodėl negera, nežino. Negera mums todėl, kad išmanome daug nereikalingų dalykų, o nepripažįstame reikalingiausio savęs. Nepažįstame to, kas mumise gyvena. Jeigu pažintume ir neužmirštume to, kas gyvena kiekviename iš mūsų, gyvenimas būtų visiškai kitoks. Pagal Skovorodą. Pasaulis pasiklydęs į visas puses be krašto, be galo, tebūnie kažkas nutolęs labai toli. Tačiau už tolimiausio yra dar tolimesnis. Taip pat ir su laiku. Pasaulis neturi nei pradžios, nei pabaigos. Kažkas įvyko prieš 1000 metų, bet prieš tuos 1000 buvo dar kitų 1000 ir taip be galo. Todėl aišku, kad žmogus nepajėgus suvokti, kas yra medžiaginis pasaulis dabar ir kas jis buvo, kas dar bus. Kągi žmogus gali suprasti tik vieną, ko nereikia sieti nei su vieta, nei su laiku, savo sielą. Žmonės dažnai mano, kad yra tik tai, ką jie gali pačiupinėti. Priešingai, iš tikrųjų yra tik tai, ko negalima nei matyti, nei girdėti, nei pačiupinėti. Tai ką mes vadiname savuoju aš, savo sielą. Konfucijus kalbėjo, dangus ir žemė dideli, bet jie turi spalvą, pavidalą, dydį. Žmoguje esama to, kas mąsto apie visą, kas yra, ir kas neturi nei spalvos, nei pavidalo, nei dydžio. Kitaip sakant, jeigu pasaulis būtų negyvas, tai kas glūdi žmoguje, būtų vienintelė pasaulio gyvybė. Geležis tvirtesnis už akmenį, akmuo tvirtesnis už medį, medis tvirtesnis už vandenį, vanduo tvirtesnis už orą, o tai kai, ko negalime pačiupinėti, ko nematome, negirdime, tvirčiau už viską, vien tik tai buvo, yra, bus ir niekada nepradings. Kas tai yra? Tai žmogaus siela. Kas žmoguje dvasiška, o kas kūniška. Kažkas prieina prie durų, aš klausiu, kas ten, atsako, aš. Kas aš? Na aš, atsako tas, kas atėjo. O atėjo berniukas, valstiečio vaikas. Jis stebisi todėl, kad jaučia savyje tą vieningą dvasinę esybę, kuri yra viena visuose, ir todėl stebisi, kaip galima klausinėti to, kas kiekvienam turi būti aišku.
Jis atsako apie dvasinį aš, o aš klausiu apie tą langelį, pro kurį tasai aš žiūri. Teigti, kad viskas, ką mes vadiname savimi, yra tik tai kūnas, teigti, kad ir mano protas, ir mano dvasia, ir mano meilė, viskas priklauso nuo kūno, būtų tas pats, kaip tvirtinti, jog tai, ką mes vadiname savo kūnu, yra tik tai maistas, kuriuo minta kūnas. Teisinga yra sakyti, kad mano kūnas yra tik perdirbtas maistas ir kad be maisto nebūtų kūno, bet mano kūnas nėra maistas. Maistas yra tai, ko reikia kūno gyvenimui, bet ne kūnas. Tas pats ir su siela. Teisybė, kad be mano kūno nebūtų to, ką aš vadinu siela. Vis dėlto mano siela ne kūnas. Kūnas yra tik reikalingas sielai, bet kūnas ne siela. Jei nebūtų sielos, aš net nežinočiau, kas yra mano kūnas. Gyvybės pradžia ne kūne, o sieloje. Kai sakome taip buvo, taip bus arba gali būti, tai kalbame apie kūniškąjį gyvenimą, tačiau be kūniškojo gyvenimo, kuris buvo ir bus, mes pažįstame savyje ir kitą gyvenimą, dvasinį. O dvasinis gyvenimas nėra buvęs, nebus, jis yra dabar. Šis gyvenimas ir yra tikrasis. Ir gera žmogui, kai jis gyvena tą dvasinį, o ne kūniškąjį gyvenimą. Sąžinė sielos balsas. Kiekviename žmoguje gyvena du žmonės. Vienas aklas, kūniškasis, kitas regintysis, dvasiškasis. Vienas neregys valgo, geria, dirba, poilsiauja, dauginasi ir daro viską, kaip prisuktas laikrodis. Kitas regintysis, dvasiškas žmogus, pats nieko nedaro, o tik pritaria arba nepritaria aklojo žmogaus gyvūno poelgiams. Reginčioji, dvasiškoji žmogaus dalis vadinama sąžine. Toji dvasiškoji žmogaus dalis, sąžinė, veikia kaip kompaso rodyklė. Kompaso rodyklė pajuda iš vietos tik tada, kai nešantysis kompasą išklysta iš kelio, kurį rodo toji rodyklė. Taip pat ir su sąžine. Ji tyli, kol žmogus daro, kas jam privalu. Bet pakanka išklysti iš tikrojo kelio ir sąžinė žmogui parodo, kurion pusėn ir kiek jis nuklydo. Kai išgirstame, jog žmogus padarė kažką blogą, sakome, neturi jis sąžinės. O kas yra sąžinė? Sąžinė yra balsas tos vieningos dvasinės esybės, kuri gyvena visuose. Sąžinė yra visuose
žmonėse gyvenančios dvasinės esybės sąmonė. Ir tik tuo atveju, kai ji yra būtent sąmonė, ji puikiai vadovauja žmonių gyvenimui, nes dažnai sąžinė žmonės palaiko ne šios dvasinės esybės sąmonę, o tas savybės, kurias šalia jo gyvenantys žmonės laiko geromis arba blogomis. Aistrų balsas gali skambėti garsiau negu sąžinės, tačiau aistrų balsas visiškai kitoks nei tas ramus ir atkaklus balsas, kuriuo kalba sąžinė. Kad ir kaip aistros plyšautų, jos vis dėlto neperrėks tylaus, ramaus ir atkaklaus sąžinės balso. Tuo balsu kalba amžinybė, dieviškasis pradas esantis žmoguje. Čaningas. Filosofas Kantas sakė, kad labiausiai jį stebina du dalykai. Viena – tai žvaigždės danguje, o antra – gėrio poreikis glūdintis žmogaus dvasioje. Sielos dieviškumas. Lašas susiliejęs su jūra pavirsta jūra. Siela susijungusi su Dievu pavirsta Dievu. Angelas Silezijus. Kai tiesą pasako žmogus, tai nereiškia, kad ši tiesa kyla iš žmogaus. Kiekviena tiesa yra iš Dievo. Ji tik pereina per žmogų. Jeigu ji pereina per šį, o ne per kitą žmogų, vadinasi, šis žmogus įstengia taip nuskaidrėti, jog tiesa gali per jį pereiti. Paskalis. Dievas sako, buvau niekam nežinomas lobis ir panorau būti žinomas, ir štai aš sukūriau žmogų. Mahometas. Siela – stiklas. Dievas yra šviesa, pereinanti per stiklą. Sakytumei, žmogus visada girdi už nugaros balsą, bet negali pasukti galvos ir išvysti to, kas kalba. Tasai balsas šneka visomis kalbomis, valdo visus žmonės, bet niekas niekada nėra matęs kalbančiojo. Jeigu tik žmogus paklus tam balsui ir įsileis jį į save taip, jog mintyse nebeskirs jo nuo savęs, tai pajus, kad tasai balsas ir jis yra viena esybė, ir kuo labiau jis manys, kad balsas yra jis pats, tuo jam bus geriau. Tasai balsas atvers jam palaimingą gyvenimą, nes tai Dievo balsas žmoguje. Pagal Emersoną. Dievas linki gero visiems, todėl jeigu tu linki gero visiems, kitaip tariant, jeigu tu myli, tai tavyje gyvena Dievas. Sakoma, gelbėti sielą. Gelbėti galima tik tai, kas gali
pražūti. Siela negali pražūti, nes tik ji viena egzistuoja. Sielą reikia ne gelbėti, o apvalyti nuo visko, kas ją drumsčia, teršia. Sielą reikia nuskaidrinti, idant Dievas lengviau per ją pereitų. Iš bet kurios sunkios padėties, kaip mat išsisuksi prisiminęs, kad esi gyvas ne kūnu, o siela, prisiminęs, kad tavyje esama to, kas už viską pasaulyje stipriausia. Kas susivienijęs su Dievu, tas negali bijoti Dievo. Dievas negali padaryti blogybės pats sau. Žuvys upėje kartą nugirdo žmonės kalbant, neva žuvys galinčios gyventi tik vandenyje. Žuvys nustebo ir ėmė viena kitos klausinėti, ar kuri nors nežinanti, kas tas vanduo. Tada viena protinga žuvis pasakė: girdėjau šnekant, kad jūroje gyvena sena išmintinga žuvis, kuri viską žino. Plaukiam pas ją ir paklausim, kas yra vanduo. Ir štai išplaukė žuvis į jūrą, priplaukė tą vietą, kur gyveno išmintingoji žuvis, ir paklausė jos, kas yra vanduo. Ir sena išmintinga žuvis atsakė: vanduo tai kuo mes gyvename ir kur mes gyvename. Todėl ir nepažįstate vandens, kad gyvenate jame ir gyvenate juo. Taip ir žmonėms kartais atrodo, kad jie nežino, kas yra Dievas, nors patys gyvena jame. Sufijų išmintis. Žmogus gyvas ne kūnu, o siela, ir ne kūnu bei siela, bet tik siela. Siela ir kūnas — štai kas žmogui yra sava. Štai kuo jis nuolat rūpinasi, bet reikia žinoti, kad tikrasis tu tai ne tavo kūnas, o tavo siela. Atsimink tai ir pakylėk savo sielą virš kūno. Saugok nuo bet kokio gyvenimo purvo. Neleisk kūnui jos nustelbti. Tada gerai nugyvensi gyvenimą. Markas Aurelijus. Sakoma, kad nereikia savęs mylėti, tačiau be meilės sau nebūtų gyvenimo. Svarbu tik tai, ką savyje tu mylėsi — sielą ar kūną. Nėra tokio tvirto ir sveiko kūno, kuris niekada nepasiligotų. Nėra tokių turtų, kurie neprapultų. Nėra tokios valdžios, kuri nesibaigtų. Visa tai nepatvaru. Jeigu žmogus skirs savo gyvenimą, kad taptų sveikas, turtingas, svarbus asmuo, net jeigu viską, ko troško, pasieks, vis viena nerimaus, būgštaus ir sielosis, nes aiškiai matys, jog tai, kam jis atidavė gyvenimą, nuo jo tolsta
aiškiai matys, kad jis pats pamažu sensta ir artėja prie mirties. Ką reikia daryti, kad atsikratytum nerimo ir nebijotum? Yra tik vienas būdas. Tas būdas reikalauja savo gyvenimą skirti ne tam, kas praeina, o tam, kas nepražūva ir negali pražūti, sielai, kuri gyvena žmoguje. Daryk tai, ko nori tavo kūnas, siek šlovės, pagarbos, turtų ir tavo gyvenimas taps pragaru. Daryk tai, ko nori dvasia gyvenanti tavyje, siek nuolankumo, geraširdiškumo, meilės ir tau nereikės jokio rojaus. Rojus bus tavo sieloje. Esama pareigų artimui ir esama kiekvieno žmogaus pareigų pačiam sau. Tai dvasiai, kuri gyvena jame. Tos pareigos reikalauja nesuteršti, nesunaikinti, nenuslopinti dvasios ir be perstojo ją lavinti. Vos pajutęs aistras, geidulius, baimę, pyktį, prisimink, kas esi. Prisimink, kad tu ne kūnas, o siela, ir tučtuojau nurims tai, kas tave sujaudino. Visos nelaimės kyla dėl to, kad mes pamirštame, kas mumyse gyvena, ir parduodame savo sielą už kūniškų malonumų srėbalą. Tikroji žmogaus gerovė yra dvasinė. Žmogus gyvas siela, o ne kūnu. Jeigu žmogus tai žino ir gyvenimą suvokia kaip dvasios, o ne kaip kūno, tai gali tą žmogų kaustyti retežiais, gali uždaryti į geležinį narvą, jis vis vien bus laisvas. Idant gyventum dorai, tau nėra reikalo žinoti, iš kur atsiradai ir kas bus aname pasaulyje. Galvok apie tai, ko nori ne tavo kūnas, o dvasia, ir tau nereikės žinoti, nei iš kur tu atsiradai, nei kas bus po mirties. Nereikės žinoti todėl, kad tu jausi absoliučią palaimą, kurioje nekyla jokių klausimų nei apie praeitį, nei apie ateitį. Nemirtingai sielai būtinas toks pats, kaip ji nemirtingas tikslas. Ir toks tikslas – begalinis savęs ir pasaulio tobulinimas, jai yra duotas.